Labas rytas, šiandien jau po 7-9 eisim, lauksim atvažiuojančių autobusą. Kėlėmės be 20. Bet mėgot nuėjom po 12. Tai vat, nesmontavom. O šiandien mūsų laukia nekas kita, o žvejyba. Toks atrodo super tingus rytas, lietas. Dar atrodo galvos svaigsta. Kaip pavoga treniruotės raumenis. Matomai jau senai nebuvo žvejybai, kad be tokio entuziazmo kažkur važiuočiau. Dėl to, kada nors tik nieko nepagavai ir lempiškai praplaukėm visą dieną. Paskutinį kartą jo, taip ir buvo. Lempiškai praplaukėm ir nieko nepagavom. Skirkim, kad šį kartą bus čiki-piki. Ir štai atvažiuoja busiukas. Praktiškai visas kelionės atvažiavo tokie busiukai. Atpainu kokie? Normaliai. Good morning. Fishing, right? Yep. Yes. Are you ready? Of course, I'm always ready. Pamėgoti. Ir vėlgi atvažiavus mes matome įspėjimą, kas gali būti, jeigu nedėvi teisingos avalynės. Būtent todėl barefootai visada su mumis. Kaip Santūliai jie nepatiktų, bet tokiuose atvejuose kaip šitos kelionės, jie praverčia kaip niekada gerai. Versus reality. Faina būtų plaukti su tokiu laivu, bet 100% mes plauksim su šito. No glam, no glam. No, only hard work. Teisingai? Taip. A tokias jachtas, nu kam jūs įdomus? Neįsiboja. Viskas kvepia, ne? Viskas kvepia, viskas švaru. Na, o čia yra, čia tu jausi. Kas yra tikra žvejyba. Šį kartą plaukiam be tabletės. Tikimės, kad būsim gyvesni. Santa labiau užsiemus spausdinti palikimo laišką. Candy Crush'as pavadinėja. Ne, karalius. Nuo ryto iki vakaro, tą patį per tą patį. Neina miegot be šitą žaidimą. Tu parodėjai. Šiaip, tu parodėjai. Dėl to, kad galima pirkti baldus karaliui, o man patinka pirkti baldus. Šaunuolė. Bet kokiu atveju kelionė prasidėjo. Pirmą turime atplaukti kuo toliau nuo kranto ir tuomet prasidės žvejyba dreifavimo būdu. Meškerės jau paruoštos žvejybai, mums tik lieka sulaukti tinkamos vietos jas paleisti į darbą. Įgulos nariai, o tiksliau minzės lygio žvejai, pasiruošę paleisti meškerės į darbą. Žvejai bando gauti, kažkaip suprantu teisingai, ne? Kaip ir praeitą kartą, tačiau kur velkas tie tokie. Taip. Mes jau žvejojom oficialiai. Jo? Nuolat. Matai, gal aš tu atnešu bad luck žvejyboj. Nes tu savo auksinę žyvelę jau susižvejoji. Yra iš tikrųjų toks patarimas, kad į moterų žvejybą negalima. Nu va, matai. Bet dar blogesnis dalykas, kai pradeda kinti. O čia yra labai nefainas dalykas. Jau viskas nebepadės tą tabletę. Jo, nes jau pradeda biškimą prakaitą mušti ir taip. Bet tu šiaip blogai jaunies nuo vakar, tai gal dar surodėjai kažką. Nu, žodžiu. Aš savo jau praėjau. Jeigu vengsiu filmų. Bet visgi sukaupęs visas jėgas, išėjau į denį rasti tašką, į kurį galima būtų pasižiūrėti, giliai prasikvėpuoti, na ir apraminti savo vestibuliarinį aparatą. Tol, kol nuplaukėme į savo žvejybos vietą, nes dreifavimo metu kibimo dėja nebuvo. Nu, ponas, porą žodžių pasakykite apie savo žvejybą. O kol kas jokių žodžių nėra, nes tipo kibimas buvo, bet nieko ten tokio nebuvo. Čia žmogelis jau pagavo tokio žuvėtę.
Na, kol vienam šone ir kitam šone kaimynai gaudė žuvį, man dėja teko kol kas sėdėti ir tyliai rūkyti. Nu, pasako. Atvažiavom į naują tašką, kuriem pasisekė labiau. Tokia žuvelės paėmėm, bet tai žuvelės 50% tai žuvies yra galva. Mes toliau sėdim smokom. Kol kas nieko. Aš tau sakiau, tu jau savo auksinę žuvelę sužvėjuoji. Sakai? Taip, suvoja. O tau vis dar negana. Švindinės ieškau. Na, o nusprendęs man padėti kolega, pakeitė man masalą, tik užmetė ir iš karto pagavo mano išsvajotoją žuvį. O ši žuvis vadinasi raudondantis trigeris, liaudiškai tariant raudondantis gaidukas. Ir kas yra įdomiausia, kad ši žuvis turi 2 raudonas iltis. Ir pirmą kartą traukti kabliuką pačiam tikrai nesinorėjo. Na, o po kelių atgal prasidėjo vėl dreifavimas. Ir pirmas pagal sąrašą iš keleivių buvo 10 metų berniukas, kuriam ir pasisekė ištraukti pirmąjį laimikį. Tai va, tokia žvejyba kažkada aš turėjau, kai mes buvom prigaudę, atsimenu, labai daug. Ir kai aš sakiau, kad va, tu atsisėstum ant tas kėdės, tai tokia va, prasuktum, pajustum sugrįžti. Bet tai palauk, tavo numeris 4. Sudžiu, kol dar tavo eilė prieis, o tam pažiūrė vyras kažkoks 9 numeris iš vis. Tai va, būtum tu, gal tu būtum Vartova, būtum antra, kokia, 3, iš vaiko netinėsim. O kelionė namo tęsiasi ir jinai buvo vis laimingesnė ir laimingesnė, nes antrą pagauta žuvis dreifavimo metu suteikė vis daugiau ir daugiau vilčių. Eik tu, načio, aš jaučiu būsiu nepaspaudus knopkės. Na, taip jau kartais nutinka, kai neturi daug patirties filmavime, kad pamiršti paspausti rakmiktuką. Bet nieko tokio, žvejyba visgi buvo sėkminga šį kartą. Na, o grįžus namo, užsukome niekur kitur, kaip į savo mėgstamą kavinę, kurioje šį sužvejotą tuną mums labai skaniai pagamino ant griliaus. Tad šią žvejybą mes galime tikrai užskaityti ir šią linksmą gaidą galime ir užbaigti mūsų vlogą. Na, o rytoj mes važiuojame į nuostabų viešbutį, kurį galėsime apžvelgti ir susukti dar vieną informatyvų vlogą. Na, kol kas skanaus mums ir iki rytojos.